Grigiškių Šviesos gimnazija tai erdvė jaunoms asmenybėms tobulėti visapusiškai. Galime pasigirti itin erdvėmis, šviesiomis, šiuolaikiškomis patalpomis, gerais mokinių rezultatais, kompetentingais mokytojais. Išties, kiekvienas mūsų gimnazijos mokytojas yra savo srities profesionalas. Jie rūpinasi mokinių asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik kultūrinį, bet ir meninį mokinių akiratį. Mūsų mokykla sudaro sąlygas mokytis čia kiekvienam vaikui. Gimnazijoje veikia ir specialioji klasė su multisensoriniu kabinetu, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams. Ugdymosi aplinka taip pat yra atvira. Nuo tradicinių klasių pereinama prie klasių be sienų. Ugdymosi procesas vyksta koridoriuose, vestibuliuose, bibliotekoje, mokyklos kieme ar muziejuje, vidinėse bei išorinėse erdvėse. Gimnazijoje veikia ir daugybė būrelių, nuo įvairiausių sporto šakų iki dailės. Taigi tikrai, mūsų mokykla sudaro puikias sąlygas ir mokinių saviraiškai. Vaikai tikrai turi galimybę atsiskleisti muzikoje, per pamokas groti, muzikuoti, taip pat yra įvairūs būreliai, kuriuos lanko ir tiek pradinių, tiek gimnazinių vidurinių klasių mokiniai. Rengiam renginius be mokyklinių ir valstybinių švenčių. Turim labai seną projektą, kuris vyksta jau 15 metai, tai yra talentų keliu. Mes renkame talentingiausius mūsų mokyklos mokinius, kviečiame į finalinį renginį ir kitų mokyklų talentingiausius mokinius ir iš tikrųjų yra galimybė atsiskleisti mokiniams, patirti sceninę patirtį ir išbandyti naujus iššūkius. Bus labai smagu stebėti, kaip mokiniai atsiskleidžia. Ne tik tai muzikoje, bet ir šokyje, ir dailėje, ir aktorystėje buvo, ir gimnastų, buvo pas mus ir dailio čiuožimo, ir net plaukimo talentų pademonstruota, taip kad čia tas menas yra labai plačia sąvoka panaudotas. Taip pat įsikūrė šiemet susikūrė grupė, vokalinė instrumentinė grupė. Taip, pasivadino, jie patys išsirinko pavadinimą Įsižiebusios lemputės, tai va tos lemputės žiebėsi, taip kad tikrai vaikai turi galimybę, jeigu tik tai turi noro, mokytis ir save lavinti muzikoje. FabLab techninės kūrybinės dirbtuvės. Tai tokios inovatyvios dirbtuvės, kuriuose mokiniai gali kurti, domėtis naujomis technologijomis, kurti prototipus. Mokiniai skatinami kurti, projektuoti ir verslumo, tuos gaminius kažkur tai realizuoti. Turim lazerinę pjaustyklę, su kuria mokiniai labai noriai kuria įvairius gaminius. Turime lipdukų pjaustyklę, 3D printerį, CNC stakles. Neseniai įsigijome termopresą, kur mielai labai kuria savo maišelius, marškinėlius, net džemperius yra susikūrę. Šiaip skatina mokinius, kad siekiame, kad šita įranga iš tiesų būtų naudojamas. Kad moksleiviai ne tik ateitų pasižiūrėti, kaip ta įranga atrodo, bet kad jie tarnautų ir įvairiem jų projektam įgyvendinti, kad čia galėtų realizuoti savo STEAM projektus, technologinius projektus. Ir man svarbu, kad FabLab techninės dirbtuvės gyvuotų, būtų gyvos. Ir kad čia mokiniai įgyvendintų savo svajones. Grigiškių Šviesos gimnazija turi puikų sporto kompleksą. Mes turim 2 sales, vieną didelę, kitą mažesnę. Taip pat lauke turim futbolo aikštelę su sintetinė, su dirbtinė danga, krepšinio aikštelę aptverta, apšviesta, 2 tinklinio aikštelės, teniso aikštelė, taip pat treniruokliai, kliūčių ruožas, kas leidžia gan efektyviai sportuoti per pamokas ir po pamokų.
Kviečiam ir mokinius, ir visą Grigiškių bendruomenę prisijungti prie mūsų mokyklos sporto bendruomenės ir aktyviai sportuoti, išnaudoti labai geras sąlygas judėti. Pradinukų turime šįmet 418 klasių ir puikius, inovatyvius, draugiškus, geranoriškus mokytojus ir specialistus, kurie dirba su mokiniais. Mokiniams teikiama logopedo, specpedagogo, psichologo, socialinio pedagogo ir mokytojų padėjėjų pagalba. Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, įvairiuose veiklose, švenčia tradicinės ir bendruomenės šventės. Mokytojai organizuoja įvairias edukacinės veiklas, veikia įvairūs ir sporto, ir meniniai būreliai, dalyvauja olimpiadose, konkursuose, nemažai laimėjimų turime. Taigi džiaugiamės mūsų pradinė mokykla, pradinukais ir pedagogų kolektyvu. Man labai patinka mokytis čia dėl to, kad pas mus labai geras mokytojas, viską labai gerai paaiškina, šokių mokytoja labai gera. Mano draugai labai yra geri, visi vaikai čia labai bendraujantis kartu su visa mokykla. Tai man patinka mokytis šioje mokykloje, nes čia yra gana draugiška atmosfera, čia yra labai daug sporto aikštelių, stadionai ir tai, kad čia mokytojas labai geras. Man patinka mokytis šioje mokykloje, nes jie atveria daug galimybių tobulėti, įgyti naujų žinių bei palaikymą iš mokytojų. Ši mokykla motyvuoja mokytis bei siekti savo tikslų.